Sveiki visi klausantys Sostinės krepšinio lygos podcast'o, trečiasis šio sezono podcast'as ir šiandien turiu svečiuose du labai garbingus žmonės. Visai netrukus juos pristatysiu. Prieš tai, aišku, padėka tetoms iš Basket News už tai, kad įsileido mus ir mes galim skleisti savo informaciją ir savo naujienas apie mūsų Sostinės krepšinio lygą. O šiandien mano dešinėje Martynas Pakštas, komandos po 2, po 3 vadovas, turbūt reikia sakyti, ar ne? Nu, taip, vadovas, kaip įkūrėjas, gal sakykim, taip, bet jo, ačiū labai malonu, kad pakvietėt. Ir Darius Eberson, legendinės, neabejotinai legendinės komandos Kuršėnai, prezidentas. Taip. Jo, mes tenais turim tokią specialybę, tai prezidentas. Dariau, ką mėgėjų krepšinio komandai veikia prezidentas? Gal papasakosit visiems? Tai priešingai negu mūsų aukštas ir gražus, tai jisai daro visus žemiškus dalykus. Tai nešioja vandenį į rungtynes, rūpinas finansiniais reikalais, rūpinasi, kad vaikų darželis susirinktų į treniruotės ir į rungtynes. Tai čia pagrindinės mano, sakykime, tokios pareigos. O pas jūs tokia jau komanda labiau jau link veteranų judat, ar ne? Jo, šiek tiek jau senstam, to šviežaus upelių nebėra, iš sudėties atnaujinimų į kartai pavyksta kokį vieną kitą pagauti, bet jau mes po truputį tas brandolys eina link veteranų statuso. Martynai, jūs priešingai jaunimo esat komanda, praktiškai visi prieš keletą metų pabaigę sporto mokyklas. Kaip pas jūs situacija? Ar vadovui lengviau su savo bendramžiais bendrauti, ar kaip tik jie tada nėra to autoriteto vadovo? Šiaip pas mus tas toks yra aukso viduriukas šiek tiek, nes turi vyresnių krepšininkų keletą, kurie yra, sakykime, gal toks kaip pavyzdys, autoritetas jaunesniems, nes mėgstam visą laiką pagreitinti krepšinį, šiek tiek pasimti jaunų krepšininkų, kurie auga Pilaitėj nuo mažų dienų, tai ir gaunasi tas toks geras balansas. Jauni žaidėjai labai daug atiduoda aikštelėje, labai daug įdeda juodą darbą, visada labai gerai klauso. Tuo tarpu tie, kur jau nuo seniau žaidžia gerai patyrę, tai tiesiog daro tai, kas sugeba. Ir tas balansas duoda šiokių tokių rezultatų, bent jau, kad galim būti ganėtinai aukštai turnyriniai lentelį. Tai galime tuo pasidžiaugti. Šiaip jaučiu, jūs net nenutokėt, kodėl būtent jūs ir būtent kartu esat šitam podcast'e. Jokios idėjos. Bandėm prieš patį podcast'ą pagalvoti, kodėl būtent mes gal susirišom, kad galbūt galėjom susitikti, ta prasme, tam tikrose rungtynėse, bet manau, kad reikės papasakoti. Čia tokių variantų, kad būtų susitikę rungtynėse vienose kažkuriuose, tai turbūt yra labai daug, bet Martynas dabar yra Sostinės krepšinio lygos maketuotojas, dizaineris, daro visokius vizualus socialiniam tinklam. Darius tą darė anksčiau, prieš Martyną. Tai čia profesinės sritis. Taip, ir aš iš esmės nuo to ir norėčiau iš tikrųjų pradėti. Tai, ką daro Martynas, dabar yra labai gražu ir faina ir iš tikrųjų, ta prasme, aš net kartais pasižiūriu, lyginau su profesionaliom mūsų Lietuvos krepšinio lygom ir Sostinės atrodo kartais viskas padaryta geriau ir apie komandos komunikaciją mes dar prieisim. O Dariau, kaip buvo anksčiau, aš neprisimenu iš tikrųjų, kaip atrodė tas darbas, ką reikėdavo padaryti. Facebookas gal nebuvo dar toks, apskritai socialiniai tinklai, jie nebuvo tokiem bangos. Man Vaidas Indriliūnas pripasako visokių istorijų apie medalius, taurės tenai, taip toliau galėsim išsiplėsti, bet kaip atrodė tas darbas anksčiau? Aš apie socialinius tinklus irgi nelabai pamenu, nes labai daug laiko praėjo, bet Facebooką pradėjome po truputį naudoti savo reikmėm, bet gal buvo tas svetainė. Anksčiau buvo tas svetainė iš pat pradžių, toksai Vaidas pradėjo tą darbą, kad buvo Vilniaus miesto krepšinio sąjungos, ar ne, vmks.lt. Tai tenai būdavo, paprašydavo kokį banerį nupiešti ar kažką tai panašaus, bet tikrai nereiktų kuklintis, bet visada nuo pat Vaido atėjimo iš pradžių Edvinas buvo Kasulaitis, jis irgi reikalaudavo tos kokybės, tai mes ten tikrai buvom aukščiau už regionų krepšinio lygos, tai komunikacija tikrai aukščiau buvo, ta prasme. Tai ir dėdavom tos paveiksliukus, naujienos, tose pačiose svetainėse, prašydavom komandų, kad būtų naujienos, pačios dėtų naujienos, bet turbūt nepasiteisino, nes niekas nenorėjo per daug apie save skelbti, čia vis tiek yra darbas toksai. O Martynai, kaip atrodo dabar tavo? Tu neabejotinai turi ir kitą kažkokį tai darbą, kur užsiemi kažkokiais tai dalykais, bet SKL
kokios yra tavo funkcijos, ką tu padarai ir kaip visą tai. Ar tai paties idėjos dažniausiai yra, ar tai iš viršaus Gabijos arba Vaido kažkokie tai nurodymai? Ne, turiu komandą iš viršaus, puikiai man talkina Gabija ir Vaidas, visą laiką pasako, kokių tiksliai reikia mokėtų, kas laukia mūsų, kokie nauji etapai ir viskas. Tai iš esmės visą informaciją sukramto sukuruoja jie. Ir tiesiog pasako, kokių kada mokėtų reikia padaryti. Tarkim, tiesiog, kad pateiktume vizualiai gražiai mūsų žaidėjams, lankytojams. Ir iš esmės, jau kai turi tokią gerą pateiktą visą informaciją, tai belieka tik tai pasitelkti vaizduoti ir padaryti tos maketus. Tai iš esmės, realiai didžiąją dalį darbo, visą tą informacinę suteikia būtent Gabija ir Vaidas. Į vieną velykinį sveikinimą mane su vienu kolega buvo idėja ir kiaušinį per vidurį tokį. Tai aš nežinau, čia tavo darbas ar ne tavo. Čia berods buvo, Gabija sakė, kad, ką nors gražaus įdomaus padaryk, tai okei, kodėlgi nepabandžius ten. Jo, teisėjai ir kiaušiniai, taigi čia viskas, jokių asociacijų tikrai nėra tarp vieno ir kito. Dariau, dar tokį klausimą turiu. Su Vaidu iš tikrųjų kalbėjau prieš tą podcastą ir sakau, papasako, ką nors tokį įdomesnį, sako, tai tu paklausk Dariaus apie tai, kaip A lygos nugalėtojų taurė tiesiai į salę važiavo. Kažkokia tai istorija turėjo būti. Jo, buvo tenais istorija, bet aš nepamenu, ar tenais klaida kažkokia buvo padaryta tam pačioj tauriai, ar tenais subraižyta, tenais buvo kažkas, tai kad aš turėjau tiesiog po visą miestą važinėti ir ieškoti, kas padarytų man lentelę, tiesiog naują suspaudą tenais, tikrai tuo metu, aš dabar kaip pagalvoju, kokios yra galimybės. Ir kaip buvo tada, tai net nežinodavai, kur čia galėtum nuvažiuoti kažką spausdinti, ten į tokius dalykus apsikarpyti. Ten, man atrodo, buvo iš paprastos skardos gabalo mes buvom padarę. Ten nuvažiavau į įmonę, kuri karpo tiesiog didžiulius skardos gabalus. Ir jį man iškirpo ten gražiai tą skardos gabaliuką, ten įspausdinom, ten lipduką ar kažką tai ir užklijavom. Ir aš ten tiesiai į salę iš karto ant gazo. Tenai buvo bemiegęs naktis, net man ten grinai atvažiavo ta siunta ir kažkas ten buvo, bet aš neprisimenu tiksliai, kas buvo su to taure, būtent ten tai buvo tikrai reikalų, aš prisimenu. Bet tos gražius medalius, aš turiu omeny ne tos, kur buvo galima nusipirkti bet kuriam kioske už litą 50, bet tos tokius jau gražesnių formų, tai kaip suprantu, jūsų idėja buvo. Čia mano idėja buvo, mano idėja, sakau, Vaidai, žiūrėk, jūs turit labai gražų logotipą. Kaip matom, tas yra krepšinio siluetas ir sakau, kad tikrai aš manau, kad pabandom, aš pamaketuosiu ten tokį stačią kampiuką vertikalų su juostelėmis, tikrai pabandom gal iš Kinijos, tai aš ten viską suorganizavau ir parsiunčiau iš Kinijos. Laukiam, ten irgi buvo truputį streso, kol sulaukėm šitų medalių, bet tai tikrai pavyko ir žmonės džiaugiasi, man atrodo, labai unikalus buvo, ten tokie netikėti mėgėjų. Kaip mėgėjų lygiai tai buvo labai stuperiniai, standartiniai medaliai. Turbūt iki šios dienos džiaugiasi, ar ne? Man atrodo, faina gauti ne tik šiaip medalį, kur iš vienos pusės vienetukas, iš kitos pusės lipdukas. Jo, tokie unikalūs, ta prasme, tai... Ir aš pats, kadangi žaidžiu tose lygose, tai taip visą laiką svajodavau gauti savo medalį kaip tikrant nugalėtojas, ta prasme. Ir mes buvom gavę už mažąją taurę tų švietimo mokslo ministerijos, tai taip džiaugiausi kaip mažas vaikas, ten bronzos medalius buvom gavę, ten tokie jie geri, man atrodė. Ne tai, kad tik tu gaminai, bet tu nusipelnėjai jo. Ten tikrai man labai patiko. Čia įdomu, labai kampą palėtė, Dariau. Man tenka dirbti ir su bėgimais ir ten dalina tos medalius į kairę į dešinę visiems ir tie žmonės džiaugiasi ir deda į Facebook ir fotografuojasi ir aš galvoju, come on, taigi tai yra tiesiog tokia, nežinau, tuštybė, bet dabar jūs sakot, kad mėgėjams, sportininkam tas medalis tai yra, kažkas tokio, ta prasme, tai yra labai labai siektinas kažkoks dalykas. Jokais kalbant, jeigu Facebook'e nepasigyrė, tai neįvyko, tai ta prasme, bet iš esmės tas medalis yra tam tikras įsipildymas, nes vis tiek mėgėjas, jisai galbūt kitaip negu profesionalas dirba šitoj sporto šakoje, jisai už tai tą gauna, kaip sakyti, apdovanojimą, ta prasme, už savo pastangas, tai man atrodo, jam yra brangesnis, ypač tuo momentu, kai jisai gauna tą medalį, man atrodo taip. Martynai, jaunesniai kartai irgi svarbu namuose ant sienos įsikalt vinį ir kad ant jos kabėtų medalis, ar... Aš manau, kad jo, iš tikrųjų pagalvojus, netgi tose žemesnėse lygose vis tiek yra 48-50 komandų, tai kai pagalvoji, kad
tikrai nėra didelis kiekis komandų, kurios gali laimėti medalius, tai ne tiek pats medalis turi didelę savo vertę, kiek tai, kaip tu jį pasiekiai, kiek tų komandų įvykiai, ką tu pranokai. Ir, būtent tas ilgas sezonas, visą sezoną eini to vieno tikslo, tai iš esmės manau, kad jo, medalis, tai, kad gavai apdovanojimą už tai, kad buvai geresnis už daug kitų komandų, tai čia yra geriausias nuopelnas, kokį gali gauti. Ir turbūt tai kaip lieka kaip prisiminimas, ar ne, vis tiek tu pasižiūri ir tada atgaminė, va šitą sezoną ir tas buvo, ar ne, ir ten mes taip šventėm paskiau kažkaip, tai gal neprisimenam iki galo, bet vis tiek. Ypač turint omeny, kad mes žaidžiam tokiose lygose, kur, kaip ir minėjom, Martynas, kad 50-60 komandų tu turi praeiti, kad laimėtum tą. Tai čia yra labai daug. Ta prasme, nes būna tenais, kur karate, kartais varžybos, kur tu ten 1-2 varžovus nugali, tu jau laimi medalį. Jis yra brangus, bet aš manyčiau, kad kur tu visą sezoną sieki to medalio, yra labai daug, tu turi įdėti pastangų, ypač komandiniam sporte. Nes tu turi labai daug dalykų sutapti, ne tik, kad tu ne tik vienas nusipelniai, bet yra labai daug dedamųjų. Tiek Kuršėnai, tiek po 2-3 šiemet dalyvauja D lygoje, po 2-3 jau turi vietą didžiosios taurės play-offuose, jeigu neklystu, ar ne? Kuršėnai kovos dėl mažosios taurės, bet mažoji taurė irgi yra taurė. Be abejo, mes niekada, kaip sakyti, nesigėdijam. Jeigu mes laimėtume mažąją taurę, tai čia būtų bėlė kaip irgi gerai pasiekimas. Tai yra taurė, tai yra apdovanojimas. Tai... Ok, Martynai, jūsų komanda po 2-3 pradėjo savo kelionę vienoje kitoje lygoje, kurios kaip ir nebėra. Kaip jums kilo mintis suburti, aš kaip suprantu, tai buvo Pilaitėj, kažkur jūs aikšteliai žaisdavot ir tada sakot, tai dalyvaujam, ar ne? Iš esmės panašiai buvo, čia gal viskas prasidėtų labiausiai tai nuo gilių šaknų, kai mūsų legendiniai Cibulskai subūrė sekmadienio lygoje komandą dar, toj legendiniai, kur kelniai trunka po 10 minučių non-stopų, bet baigi rungtynės per 35 minutės. Bet jo, tai jie buvo subūrę Kreptors pavadinimu komandą ir būtent tenais prasidėjo visa istorija. Tai aš tada dar buvau moksleivis, tiesiog prisijungęs visiškai atsitiktinai prie komandos. Tada mes perėjom į VKL, būtent tą legendinį, dabar jau kiek liūdnai pagarsėjusi. Ir jo, mes tenais būtent dar žaidėm pavasario lygose ir tada būtent Pilaitėj, su Pilaitės mūsų ta visa bendruomenė krepšinio, mes visada rinkdavomės krepšinio žaisti Pilaitės stadioną, kiekvieną dieną. Atrodo, dabartiniam amžiui kiekvieną dieną žaisti krepšinį jau keliai nebelaiko, bet tada mes rinkdavomės kiekvieną dieną žaisti po 2-3 iki 100 taškų, 5-5 ir mes visą laiką kapodavom, ten susirinkdavo, būdavo 15-16 žmonių, ten turnyrus organizuodavom viską ir buvo pakankamai tikrai žmonių ir tada nusprendėm, kad reikia pabandyti sukurti komandą ir subūrėm komandą VKL, tai mes ten laimėjom keletą tų pavasarinių trofėjų, tada taip ir nepavyko laimėti VKL pagrindinio trofėjaus, berods 5 lygoje mes žaidėm, nes nutrūko sezonas. Bet jo, ir tada galiausiai gavos taip, kad Kreptors branduolys ir po 2-3 branduolys susijungė į vieną ir kai jau nutrūko visas tas VKL egzistavimas, perėjom į Sostinės krepšinio lygą, nes Sostinės krepšinio lyga vis tiek visada buvo tokia laipteliu aukščiau, gal brangesnė šiek tiek, bet kokybės atžvilgių šiek tiek geresnė. Vien jau atsimenant VKL vizualus, kur ten su paint atrodo daryti bebūdavo, Tai jo, tai skirtumas šiek toks buvo, tai jo, atėjom į SKL ir dabar turim savų svajonių čia. Gera pica brangiai kainuoja. Tu ir atsakėjai, kodėl po 2-3, ta prasme, po 2-3 kaip ir aišku, kad taškai, bet iš kur tas, kad po 2-3 iki 100 žaidė. Ja, taip. Graži istorija. Kuršėnų pavadinimą turbūt sugalvoti nebuvo labai sudėtinga, bet atvažiuoti Vilnių reikėjo. Kaip jūsų ta komanda kūrėsi prieš 14 metų? Jo, 14 metai mums jau yra šiemet. Nuo rugsėjo žaisim 15 sezoną, tikiuosi. SKL. Jo, mes Vilniuje gyvenam jau ilgesnį laiką, turėjom Kuršėnuose jaunimo organizaciją, kūrybinės raiškos centras, buvo gana žinoma tarp jaunimo Lietuvoje. Turėdavo visokių projektų ir jaunimo projektai, ir jaunimo mainai, ir visokie, ir mes tenai su draugais. Vytenis Kviklys buvo mūsų komandos tas narys, pasitarėm, sakom, kad gal reikėtų Kuršėnų komandą padaryti Vilniui.
pasižaisim, laisvalaikį praleisim, tiek jau truputį reikia pakrutėti, nes mes tokie, kaip sakyti, jau sendami ir tas svoris atsiranda viskas. Nu taip, pabandėm, kažkaip paraginau, užpildžiau tą pirmą parašką Sostinės krepšinio lygoje, C lygoje tada buvo, pavyko, žiūri, kad pirmas sezonas buvo klaikus, bet po truputį ir įsivažiavom tikrai. Pirmam sezone buvo ne vien kuršėniškiai, nes kaip Kuršėnų vardas supleruoja, kad čia turėtų būti Kuršėnų žmonės, tai turėjom 2 legionierius, vienas iš Panevėžio, kitas iš Širvintų. Draugus pasikviečiau, nes trūko truputį žmonių. Bet vis tiek pakeliu iš Kuršėnų į Vilnių, tai Panevėžį prigrebėm po vieną, po kitą, tai pirmam sezone tik tai buvo. Po to jau visą laiką buvo vien tik tais kuršėniškiai, iki šiol yra išlikę, kad tik tais kuršėniškiai yra grynas brandolys. Ir visi, aišku, gyvena Vilniuje, tikrai niekas nevažinėja iš Kuršėnų čia žaisti, nes buvo labai juokinga situacija, kai po vieną mačą taip sėdim, buvo po 9, gal 20, jau ta, žinot, vėlyvesni tie laikai, kai žaidžia komandos ir vienas komandos narys prieina, sako, aš nesuprantu, sako, kas jūs motyvuoja kiekvieną vakarą atvažiuoti iš Kuršėnų čia, pažaisti, apsirengti, nusipraust, po to grįžti atgal į Kuršėnus. Sako, mes čia gyvenam, tai žmogui permušė saugiklius, ta prasme jis negalėjo suprasti, kaip taip gali būti. O kaip dabar vis tiek, tas brandolys, kuris buvo prieš 14 metų, pats neslėpėt sensta, ar ne? O kaip dabar, ar jaunimo, ta prasme, kaip jūs surandate žmonės, kurie atvažiavo iš Kuršėnų ir dar moka žaisti krepšinį ir dar visai neblogai moka žaisti krepšinį ir kad galėtų pas jūs komandą? Yra radarai paieška tarp savų, išgirstam kažkaip tai. Pirmasis brandolys jau praktiškai yra išnykęs, sakykime, nes įsiskirstė, nes ten buvo dar vyresni žmonės, dabar aš esu vyriausias komandai, bet buvo dar vyresni, šeima, vaikai tenais įsiskirstė, bet tikrasis tas brandolys, kuris dabar yra, jisai susiformavo po 2-3 metų, dar vėliau truputuką. Ir daugiausiai visi iš Kuršėnų sporto mokyklos buvo atėję, mes šiemet turėjom Vidmanto Janušausko garbei turnyrą paminėti, kuris jau nebe tarp mūsų. Tai yra išugdęs ir Moškevičių, ir Rediką, kuris buvo savo laiko tikrai labai talentingas žmogus. Tai ir visos tos kartos susirinko ir bent beveik kiekvienoj komandai buvo po mano komandos narė. Ta prasme, tai buvo labai malonu. Ta prasme, tai va, taip ir po truputį susižinodom. Aišku, dabar konkurencija yra labai didžiulė, daug kas į užsienį išvažiuoja. Dalis jau ar 4 ar 5 žmonės grįžo iš Vilniaus į Kuršėnus gyventi, nes pasidarė tokia atvirkštinė politika. Galima regionuose gyventi, kažką tai veikti, kurti. Tai tikrai labai didelė konkurencija, dėl to mūsų tas brandolys senta ir mums vis sunkiau yra prisikviesti jaunesnių žmonių čia pas mus pažaisti kartu, bet šiaip ne taip dar laikomės. O pas jūs, Martynai, ta prasme, yra must Pilaitė ar recommended labiau? Recommended. Iš tikrųjų, Pilaitė nėra tas toks, galbūt Pilaitė yra tas taškas, kur susikūrė visą komandą, bet realiai dauguma žaidėjų dabar netgi gyvena jau ir už Pilaitės, aš ir pats jau nebe pilaitiškis, skaitausi Šiaurės miestelį gyvenu, tai tik tiek, kad gilios šaknis Pilaitėje lieka ir ten jas ir paliksim. Ir ant aprangų, ar ne, pas jūs yra užrašyta? Jo, yra parašyta, kad Pilaitės komanda, tai vat, visą pagarbą Pilaitėje atiduoda. Šį sezoną jūsų komanda daug kas SKL vadina vienais iš D lygos favoritų. Nepaisant, mes čia kalbėjom prieš podcastą, yra tų stiprių komandų, yra JAPU, yra NPR'as, tarsi yra gerų komandų, bet jūs laiko vienais iš tų favoritų, kaip jūs patys ten viduje tai reaguojat? Ar sakot, kad jo, okei, turbūt, kad taip, ar labiau gal, mes nežinom, bet pažiūrėsim. Šiaip vis tiek mes į sezoną einam su idėja dėl aukščiausių rezultatų, tai tas tikslas laimėti lygą lieka. Ant popieriaus nemanau, kad mes esam favoritai lygos, ar, tarp tų top komandų galbūt galime būti, nes jau tą įrodėm, turėjom labai ilgą ir pergalių seriją, bet tikrai toli gražu nesam stipriausi, ypač ant popieriaus, bet būtent galbūt tas ryžtas, noras, gynyba iš tikrųjų visi žaidėjai labai atsiduoda, nes mes iš tikrųjų registravom šį sezoną tik 10 žaidėjų. Tai yra tas dalykas, kad visą sezoną išlaikyti
taip, kad mes vis tiek susirinktume 7-8 stabiliai, ko pilnai užtenka, sakyčiau, tokiame lygyje ir žaisti pilnu tempu ir taip, kad nebūtų, kad mes nesusirenkam, vis tiek pasiekėm pergalių. Tai duoda daug ir tai, kad ir patys žaidėjai nori žaisti, stengiasi ir, būtent sakyčiau, kad galbūt charakteris mūsų yra varomasis varikliukas ir, tiesiog atiduotas darbas aikštėje. Bet kol kas kažkokių laimėjimų, neskaitant ten pavasario visokių ir ten, kur aš nelabai galiu sakyti, kad galima tai laikyti jau rimtais pasiekimais, neturit, ar ne? Jūsų komanda dar kol kas tų laimėjimų tokių jau stabilių neturi. Jie netiek daug laiko turėjo, kiek jūs, bet jūs irgi nelabai ką turite, ar ne kol kas? Jo, dėl to mes, kaip pristatėjimus, kad mes esam legendiniai, tai aš tik paminėčiau, kad mes dėl to irgi esam legendiniai, nes per 14 metų mažai titulų. Turim 2 mažas taurės, bet tai, kaip ir sakiau, mums kiekvienas apdovanojimas yra dydis iš savęs. Ypač, kad mes tos 2 mažas taurės iš eilės 2 sezonus iškovojom. Bet jo, sunku, kad mums yra pas mus titulų badas. Ir būna labai nepasiseka, ta prasme, kažkurio momentu. Su lygoje aš sakyčiau, kad mes neturėjom niekada šansų, ta prasme, nes tikrai tai yra stipri lyga. D lygoje galbūt, sakyčiau, kad šiemet galbūt mes tikrai buvom tarp tų stipresnių komandų, bet vėlgi jau sezono eigoje vėlgi kažkaip nepasisekė mums. Jo, tai toksai. Bet, kaip sakyti, šiemet tai yra SKL trofėjus, ar ne, ir šiandien vakare, tai, kada mes įrašinėjom podcastą, trečiadienį, žaidžiat su Miražu. Aš dabar nenoriu paprašyti jūs prisikalbėti kaip nors, nes klausysim tai jau po tų rungtynių. Kokios mintis dabar, nes, porą valandų iki mačo. Iki podcasto jaudinausi dėl pačio podcasto, nes niekada to nedaręs ir įdomu, kaip tai visas vyk. Dabar, kadangi jau pastebėjau, kad čia nieko baisaus, tai truputį pradedu jaudinti dėl vakaro rungtynių. Jo, šiek tiek jaudina tos rungtynės, neduoda ramybės, bet matysim, kaip mums čia seksis, nežaisime pas Miražą namie. Bet labai su Miražu yra įdomi istorija, tenais mes 11 rungtynių esam tarpusavę jau žaidę per tą 14 metų. Tai čia ir pirmąsias rungtynės laimėjo Miražas. Ir nuo to laiko mes pasidalėjom po pergalę. Pirmas laimėjo Miražas, mes antras, jie trečias, mes ketvirtas, iki taip paskutinių rungtynių, kur ten buvo kuriozas, kur pasakojau prieš podcastą. O tai dabar jie yra laimėtai, pagal viską mums šiandien reikėtų laimėti. Mes 12 rungtynės turim šiandien mes laimėti pagal tą tokį mūsų susitikimų istoriją. Tas kuriozas tai įdomus, ten kaip pasakojat, likus 5 sekundėm pirmavot 4 taškais. 5 taškais, likus 4 sekundėm pirmavom 5 taškais ir atkovojom kamuolį ir jau tai buvom pergalę mūsų kišenį ir bilietas į didžiąją taurę. Ir tada mūsų vienas žaidėjas nusprendė šveisti kamuolį per visą aikštę į žaidėjų, galvodamas, kad greita ataka ir nieko čia nenutiks. Perimtas kamuolys, 3 taškis, prarastas kamuolys, 2 taškai bauda ir pratęsimas ir Miražas laimi ir jie išeina vietoj mūsų į aukščiau. Bet žinant jūsų tą tarpusavį, ar ne, pergalė pralaimėjimas ir dabar kaip ir jūsų eilė bus pergaliai, tai ramina, tai galbūt taip, kažką atrandi, kaip sakyti, kažką prarandi, kažką atrandi, ar ne, tai galbūt kažko pabaiga bus, kažko pradžia. Tikrai taip. Martynai, jūs trofėjaus turnyre irgi einat užtikrintai, ar ne, kol kas šiais metais ir gal važiuokit su Kuršėnais ir susitiksit ne tik prie podcast'o. Čia būtų, kaip sakyti, svajonių istorija, ar ne? Įsirašėm podcast'ą ir paskui žaidėm finale. Jo, pilnai stinku. Jo, mums visai geras kelias papuolė bent iki ketvirtfinalio. Aišku, tam įtakos turėjo, kad mes labai gerai performinom pirmam rate. Baigiam be pralaimėjimų, tai tiesiog, kadangi, kaip suprantu, atkrintamųjų medis yra formuojamas pagal komandos rezultatus, tai elementariai turėjom tiesiog tokius kaip ir iš silpnesnių varžovų. Šiaip SKL trofėjai pačiam buvo ganėtinai nemažai netikėtumų, nes ganėtinai stiprios komandos pralaimėjo, tarkim, dabar komandom, kurios žaidė mažosiose taurėse, tarkim. Tai jo, tai kadangi visas turnyro formatas vyksta iš vienų rungtynių, tai daug netikėtumų gali būti, tai mes visą laiką stengiamės to išvengti. Ir dabar žaisim antradienį prieš SKM Vanagus, jau šį sezoną 3 kartą, ir ten komandėlė duoda garo 40 minučių spaudžia, tai tikrai bus įdomu ir tikrai laukia geros rungtynės, manau. Dabar toks įdomus sezono laikotarpis, ar ne, artėja pavasaris, dabar tai jau atėjo, galima sakyti, toks ankstyvas šiais metais ir tai pastebiu kartais, kad komandoms sunku susirinkti, žaisti rungtynių pavasarį
Tuo pačiu ateina playoffai ir svarbiausias kovas. Kaip Dariau jūs savo komandai tą sprendžiat problemą? Jūs tai daug žaidėjų turit priregistravę, ta prasme, bet... Mes buvo vieni pirmųjų, kurie lygoje prašė Vaido, kad leistų registruoti bent jau 20 žaidėjų, nes leisdavo 18 ir paraiškoje netilpdavo. Man dar keli žaidėjai sakydavo, registruok, niekas nepastebės, vis tiek dalis nežaidžia. Ten, nes tikrai pas mumis buvo kelas ir eskelas, kaip ir po 2-3 kažkada, tai mes turėjom ten 22 žaidėjus vienu metu, tikrai po to jau šiek tiek sumažėjo, dabar gal 18 yra, bet kad ir kiek žaidėjų turi, visada atsiranda. Dabar ypač jeigu prasideda saulė, barbecue, tai tikrai sekmadieniais nei vieną nepamatysi treniruoti, 5-6 gal, jeigu ateina, ta prasme, tikrai yra bėda susirinkimų. Dėl rungtynių niekad neturėjau priekaišto savo žaidėjams, ta prasme, visada motyvuoti yra, bėda būna, jeigu traumas, ta prasme, labai dažnas atvejis, kad kažkas tai pirštą, kažkas tai koja panikstelėjo, dėl motyvacijos tai tikrai neturiu jokių priekaištų, visada susirenkam, tik tais nesiseka, dažniausiai nesiseka. Tvirta prezidento ranka, o jaunimo komandai su 10 registruotų žmonių nebijot pavasario šiaip? Šiaip šiek tiek gal bijom, nes pernai nuo to nukentėjom ganėtinai skaudžiai. Aišku, vėlgi traumos lygos yra neišvengiama dalis. Jo, mūsų jaunuoliai, kadangi vis tiek lanko sporto mokyklas, tai prioritetas vis tiek bus visą laiką ten, kur žaidėjai gali augti ir tobulėti labiau. Tai faktas, kad jeigu bus pasirinkimas tarp mūsų komandos ir sporto mokyklos, tai faktas, kad jaunimas eis ten. Na, o iš vyresnių pusės, tai iš esmės su tais, su kuriais labiausiai reikia derinti, tai kažkokiu būdu suderinu. Aišku, reikia pareikalauti, paprašyti, kad gal iš darbo kaip nors išleistų, gal dar kažką. Aišku, visą laiką stengiamės ir su Vaidu derinti datas, aš labai iš anksto stengiuosi komunikuoti, kad būtent. Bet būna ir tokių varžovų, kur nesutinka, tarkim, žaisti toj pačioj salėje, bet savaitę vėliau. Turbūt gal jaučia, kad, tarkim, mes galime susirinkti ar dar kažką, tai tikrai ne visada yra išvengiama, bet šiaip komandos noras žaisti rungtynėse, būtent kol kas mums pilnai užtenka 10 žmonių, tai pavasario laukiam su jauduliu, nes niekada nežinai, kas gali nutikti. Aš linko ir vedu, pernai irgi žiauriai gerai varė, 10 pergalių, 4 pralaimėjimai, kaip pagalvoju, tai toks rezultatas, kur liktais imponuoja, kad ta komanda turėtų eiti toliai, bet jūs ten pakankamai anksti baigėt sezoną. Jo, buvo... Pernai dar šiek tiek toks formatas buvo, pradėjom sezoną 2 pralaimėjimais, ko pasekoje mes negalėjom patekti visiškai elito grupę, kuri jau buvo visiškai užsitikrinus, bet vėliau pradėjom važiuoti per visus iš esmės, nes dar pasiėmėm Gabrielių Jokubauską, mūsų komandos vienareikšmišką lyderį, ten siautėjusi, kuris šiuo metu dabar žaidžia Ryto RKL komandoje. Tai, toks gavosi nemenkas mums pastiprinimas, tai iš tikrųjų labai gerai važiavom ir atėjo atkrintamosios. Vienam žaidėjai trauma, vienas žaidėjas turi darbą varyti, tam pačiam Jokubauskui Eurolygos jaunių čempionatas. Ir gavosi taip, kad pirmajam serija 1-0, bet likusiose 2 rungtynėse turim verstis iš to, ką turim. Ir pernai mes ant popieriaus, sakykime, buvom geresni negu šiemet. Bet mes ant tiek turbūt pasikliovėm savo jaunaisiais lyderiais, kad mūsų tie likę žaidėjai net tiek turbūt pasitikėjo savimi, ko pavyzdžiui mes turime šį sezoną, kad tie žaidėjai, kurie pernai, tarkim, neturėjo tokios geros statistikos, aišku, gal net ir save paminėsiu, kad tikrai šiemet pagerėjo skaičiai, paaugo, o rezultatai išliko panašus, tai šiemet gal išaugo pasitikėjimą savimi, ko pernai mums būtent tose 2 rungtynėse prieš tą Glaifą pritrūko. Plus, sakyčiau, dar didelį privalumą turi ir mažesnė salė prieš tokias, sakykime, greitas komandas kaip mūsų. Tie patyrę seni vilkai žino, kaip spaustis, kaip pastatyti zonytę, kaip uždaužyti alkunytėm ir tada gaunasi, kad jaunimas šiek tiek pasiklysta tose senų vilkų pinklėse, tai mums gera pamoka buvo. Tai šiemet darėm viską, kad iš esmės to išvengtume. Tai Šiaip, čia tuo ir žavingas turbūt mėgėjų krepšinis, ar ne? Tu gali turėti gerų žaidėjų, bet jie negalės ateiti tą dieną į rungtynės, nes turės kažkokių kitų reikalų, tu gali propaguoti gerą, greitą krepšinį, bet tu ateisi į ten Taikos progimnaziją ir negalėsi savo to greito krepšinio propaguoti, nes arba salė per maža, arba kamuolys nelabai nuo grindų atšoka. Ta prasme, čia yra tas įdomumas, ar ne? Kad tu niekada negali žinoti. Pati žiūri, jeigu pas tave nėra svarbių žaidėjų, eidamas tikėsi, kad šie mėgėjų krepšinis, gal kiti irgi neteis visi pilnai. Ir dažniausiai tai būna. Ateini 7, žiūri, kad jie 6 atėję, kaip smagu, pasikaposim.
Klausimas irgi toks, nežinau, ar turit ką nors bendro su sporto klubas Kristalas? Tai yra Kuršėnų regionų krepšinio lygos komanda, ar ne? Nes tai yra turbūt dvi komandos, kurias turi Kuršėnai, jūs ir regionų. Ne, Kuršėnai turi daug komandų, šiaip gal jos nežinomas yra, nes yra dar Kuršėnų senukai, gana legendinė komanda Kuršėnuose, kurie žaidžia mažų miestelių krepšinio lygoje. Bet aišku, tenais labiausiai mes matome Vilniui, jums, ar ne, ir mums, ir RKL'as yra Kristalas, tai tenais yra taip, bet mes nesam susiję su jais, išskyrus tai, kad esam draugai, pažįstami, tai yra vieni tokie patys ryšiai per sporto mokyklas, per visą kitą, per pažįstamus, per brolius, per draugus, tenais taip pažįstam. Ir iš mūsų komandos atėjo tenais Moskus Gražvydas, tenais yra vienas iš lyderių, kuris pas mus žaidė Vilniui, bet grįžo į Kuršėnus gyventi ir žaidžia Kristalę ir gerai žaidžia, ta prasme, tos pačius savo legendinius paskutinius sekundžių lajupus mėto. Ir Karolis Jonuška, mūsų buvęs irgi žaidėjas, dabar yra trenerio asistentas. Ta prasme, tai mes vieni su kitais susiję, ten Kuršėnai nėra labai dideli. Ir Juliaus Čipoko brolis turbūt yra Kuršėnų komandos treneris. Taip, pagrindinis treneris yra Juliaus Čipoko brolis, tai mes buvom Julių pasiėmę pas save trenerių, kad būtų, kaip sakant, išlaikoma tradicija. Supratau, tai prie progos Kuršėnuose mane užtarkit, nes jie manęs kažkodėl nemėgsta. Per rungtynę sako, tu eik podcastų vest. Jo. Nešvilpės. Tai turi pasigavę šitą ir aš sakiau kažkada tai apie jos podcastą reikės padaryti, bet vienu žodžiu. Gal užsivedė į ranką kažko. Jo, bet čia aš nežinau, kaip mėgėjų komandos būna, taip, kad aš žadėjau nekalbėti apie teisėjimą, bet ar būna, kad ateina teisėjus, pamatote, kad tėvas. Jo, per apšilimą, aš nežinau, Martyla, bet pas mumis per apšilimą iš karto matom. Turim savo favoritus, turim savo, sakykime, ir iš kitos pusės favoritus, bet mes nesistengiam specialiai psichologiškai veikti ar kažką tai panašaus, tiesiog natūraliai gaunasi, tai yra charakteris žmonių, ta prasme, mes visi esam žmonės ir absoliučiai natūraliai gaunasi, bet tikrai niekad nebuvo, kad mes taikytume specialų spaudimą tam tikriems žmonėms. Bet jeigu matom, iš karto matom, kas atėjo ir matom, kokia eiga vyks rungtynės, ta prasme. Bet niekada negalėjau. Kaip jums didelis skirtumas ar vienodai rodo? Skirtumo didelio nėra, bet pati reakcija, kurią minėjo Darius, tai taip ir yra, kad būtent pamatai tam tikrus teisėjus ir galvoji, velnės šitas šiandien teisėjus ar dar kažką, bet iš esmės vis tiek teisėjai švilpia į abi pusės vienodai, tai geriau ar blogiau abiem komandom sąlygos tos pačios ir svarbiausia yra, jeigu tu būsi geresnė komanda aikštelėje, nesvarbu, kaip teisėjas švilps, bet kokiu atveju laimėsi. Tai iš esmės galutiniam rezultate gali kaltinti tik taip pat save. Problema yra, kai tu dažniau blogesnis būni. Kai būni blogesnis, dažniausiai pradedi pralaimėti, tada jau asigrėži teisėjus, nes vis tiek reikia kažką kaltą susirasti. Tai dėl to mes tokie labiau techninių mėgėjai visada pakalbėjome. Kuršėnai, jo, visada, ta prasme, garsėja. Rėmėjai, mes esame nuolatiniai sostinės krepšinio lygos rėmėjai. Tikrai prieš dabar lemiamas rungtynės, prieš kažkas buvom žaidėm. Irgi 60 eurų palikom. Tai buvo ryškiai netie, kurių reikėjo, kad ateitų. Viena pražanga, ta prasme, viena techninė buvo, ten tiesiog žmogus šnekėjo ir gavo už vaidybą. Neturėjo tokios būti pražangos. Bet kita tai buvo ten natūraliai. Jau žmogus sako, kad jeigu jau skyriai vieną techninę, skirk ir antrą, aš jau nebenoriu žaisti, ta prasme. Ir tai paklausė patarimo, mes be jokio pykščio su treneriai davė, tą su teisėjais antrą davė ir eik pasipalisėk. Ir viskas gerai. Jo, šiaip yra kada nors buvę, abiem klausimas, ar yra kada nors buvęs toks atvejis per jūsų visą tą, kiek žaidžiat krepšinį, kad norėtumėt, kad jo nebūtų buvę apskritai niekada? Aš nežinau, gal pradėsiu, jeigu iš asmeninės patirties, tai buvo toks atvejis, buvau labai neblogoj formoj, pas nesu labai geras žaidėjas, ta prasme, bet buvau neblogoj formai, čia rungtynėse prieš Kuršėnai surinkau dublį, tai čia mane labai motivavo toliau varyti, jau ateinu į rungtynę susimotyvavęs iš startą, pradedu žaisti, 2 taškai, perimtas kamuolys, atkovotas kamuolys, viskas atrodo šiandien mano dar viena diena. Ir dedu švarų blokas, ta prasme buvo absoliučiai švarutėlis blokas ir man švilpė pražanga, aš užsivedęs sakau, ką tu švilpi, žinai, gražiai kaip iš to anekdoto, Jonai nelašink lydmetalį ant galvos. Tai ką, žmogus davė techninę, aš dar labiau užsivežiau iš karto dar vieną techninę, buvo praėjusias tik tai 3 minutės rungtynių laiko. Ir aš visas likusias rungtynės žiūrėjau per tokį langelį salėje, nes neįleido mane į pačią salę, tai aš ten per tą langelį ir žiūrėjau,
su 2 taškais, 1 rezultatyviu, 1 atkovotu kamuoliu ir 1 švariu bloku, kurio nebuvo. Šiaip, žinokit, jeigu atvirai, tai teisėjams yra, juokingiausias dalykas, ką tu gali pamatyti, kai išvarai žmogų, kai jisai balkone, va, tai pasislėpęs ten tarp turėklų. Jo. Arba kur nors per durų langelį, va, tai vailindęs ir bando ten kažką, tai dar... Per COVID dar buvo, žinokit, per COVID aš iš vis negalėjau patikėti, buvo negalima įti sąjungą, bet moksleivių pirmenybės vyko, tai Žygimanto Augusto mokykloje vienas tėvelis buvo susiradęs kažkokios gaisrinės kopėčias, užlipdavo į salės viršų, kur yra langai ir per ten bandydavo žiūrėti, žinokit, tai buvo nepakartojama. Bet tai belė kokia pagarba tam tėveliui vien už tai, kad jisai norėjo, kad žiūrėjo. Jo, tenai buvo, aš pats dabar prisimenu, mes iki šiol juokėmės su komanda draugais, kad per tą tokį mažytį langelį ten žiūrėjau visas rungtynės 37 minutės, man taip negalėjau atleisti jam. Pamatau tą teisėją, aš iš karto visą laiką, man tas toksai, senai bemačiau jo, beje, aš nežinau jo vardą, pavardės, bet labai senai bemačiau, bet iki šiol toksai pyktis viduje yra. Kaip, Martynai, buvai ką nors prisiveikęs tokio, kad... Aš nebūtinai susijęs su teisėjais, tai gali būti. Šiaip turėjau praktiškai analogišką situaciją. C lygoje žaidėm rungtynės prieš kažkur matytus. Ir mes kaip ir žinojom visą laiką, tas yra, kur žvaigždėm tų būna keletas celebrity call ir panašiai. Ir buvo situacija irgi pirmas kėlinys. Aš šiaip esu tikrai emocionalus žaidėjas. Dažnai labai garsiai komunikuoju ir su savo komandos žaidėjais. Ir šiaip ypač seniau gal labai reaguodavau visokius švilpukus viską. Ir buvo situacija, kad greitojo atakoje Dainius Novickas bėgo į greitą ir Novickas labai moka provokuoti pražangas. Profas. Ir nebuvo absoliučiai jokio kontakto. Dar iki šiol atsimenu, net tikrai neliečiau jo ir gavosi taip, kad ten išlėkė jisai ten ne į tribūnas, bet išskrido į autą, gavosi taip. Ir gavau pražangą. Ir aš, ganėtinai emocionaliai sureagavau, kad, aš jo net neliečiau. Ir gavau techninę pražangą ir tada užvirė man viskas tenais. Pradėjau žodis po žodžio. Žodis po žodžio. Ir esmė, kad man jau tuo metu netgi buvo paruoštas keitimas ir aš jau sėdau ant suoliuko. Bet vis tiek aš ten išplaudau tą teisėją ten kaip reikiant ir ten po 4 minučių jau ėjau į rūbinę. Bet mano komanda laimėjo, tai sakykim, galbūt pasiteisina šitas ėjimas, apart to, kad pats pasirodžiau tikrai apgailėtinai ir tikrai nesugrąžinčiau šito momento. Ir aš atsimenu dar SKL-ui daviau komentarą webe, atsiprašiau to teisėją, nes tikrai nedėkačiai tą pasielgiau, tai sakykim, pamoka duota buvo. Tai vat. Yra čia 2 niuansai tokie, žinot, iš tikrųjų. Mes, kai teisėvom ten aukštesniam lygiai ir yra tos filmuojamos rungtynės, mes dažnai, nedažnai visada peržiūrėjom paskui tas rungtynės ir analizuojam savo darbą ir būna tokie epizodai, kur žaidėjas prisiekinėja, kad tikrai ne, aš tikrai neliečiau, niekaip negali būti, žiūri video, ten viskas aišku. Tai matot, mes žaidžiam, mes jau nejaučiam, ar ne, mes galbūt iš tos emocijos, galbūt ir net nejaučiam, kad galbūt tikrai palėtėm, net jūs iš šono geriau matot, bet būna atveju, kur tikrai atrodo, kad nelėtai, bet, sunku pasakyti, ta prasme, bet tai aš tai vadovaujas principu, kad teisėjas tikrai teisus, man tai nėra bėdos jam rankos paspausti. Bet kartais ir per langelį tenka rungtynės. Per langelį, tai geras prisiminimas, yra ką prisiminti, tai tikrai bent jau. Jo, šiaip dar jūsų komandos turi vieną irgi tokį bendrą gerą bruožą, turi labai labai stiprią komunikaciją. Aš jau grįžtu vėl atgal prie komandų. Tiek jūsų Facebookas jau daugybę metų labai gražiai, tvarkingai, profesionaliai daromas, ar ne? Aš atsidariau prieš podcastą komandą sudėti, visi nuotraukos vienodos, su aprangom, ne jokie ten išvestuvių su marškiniais ir kostiumais kažkokiais ir panašiai. Jūsų Instagramas, ten storiukai, memai kažkokie, tai kas trendina tuo metu labai stipriai. Martynai, gal nuo tavęs pradėsiu. Kam to reikia mėgėjų krepšiniui? Nes taip atrodytų, kai susirinkot žaidžiat ir okei, bet vis tiek darot. Šiaip iš esmės manau, kad ir patiems žaidėjams smagiau. Ir šiaip labai džiaugiuosi dabar, kad labai daug komandų pradėjo kelti daug socialinių tinklų turinio, susikurti savo komandų profilius. Ir iš tikrųjų, ta Sostinės krepšinio lygos bendruomenė kartu taip ir augia ir jungiasi. Ir iš esmės ir mūsų komanda labai nemažai seka kitų komandų,
kitų žaidėjų ir, vat, ir mes sakom, vat, pavyzdžiui, Vytenio Grąžtai atlieka fantastišką darbą socialiniuose tinkluose. Bet jie irgi tokie buvo šiek tiek priversti pradėti, aš kiek žinau, lyga nemažai skiria dėmesio, sako, nu padarykit, nugi turit jaunimas, nu kažkaip tai. Jo, bet ir va, tas pats ir Viesulas, ir Oaksai va šį sezoną sukūrė socialinių tinklų anketą. Tai iš tikrųjų tokie dalykai faina ir patiems žaidėjim komandai, nes atsiranda turinio, jie patys pamato, kad vat, jie sužaidė geras rungtynės, ten juos pažymė, kad ir tam pačiam mažam Instagramo puslapį, bet tai yra tos tokios mažos pergalės, kurios irgi padeda, mes vis tiek, čia mums yra kaip hobis, mes iš esmės mokam pinigus, kad dalyvaučiau tam čempionate, tai kodėl nepasidaryti to, kad būtų smagiau, kad atrodytume kaip semi-pro, pusiau profesionalai ir tarkim, kad apie mus būtų ten kokie straipsniukai, kažkokie maketukai, kažkas dar tokio, tai kodėl nepadaryti to socialiniai medijai. Bet jūsų komandai tu, kaip suprantu, darai tos dalykus, ar ne? Iš esmės tai turim nuostabiausią komandos ambasadorę filmuotoją Miglę Stankūnaitę, kuri savo norų visiškai ten iš šalies gali atrodyti, kad aš verčiu ją eiti mūsų rungtynės, ten su kamera filmuoti ant tos video, bet ne, jinai prieš rungtynės visą laiką labai laukia po 2-3 rungtynę, visą laiką sako, atvarysiu, pafilmuosiu, tai jinai pafilmuoja mūsų tų rungtynių epizodų. Na ir tada man belieka atžaidus 30 minučių grįžti namo, susukti montažiuką lengvą, bet iš esmės tas nėra sunku, kai tuo užsiimi gyvenime. Ir tiesiog tada sukelt viską į socmediją, tai iš esmės pačią informaciją viską pildau aš, o nufilmuoja viską Miglė. Bet jūs sukatės tik Instagram'e, Facebook'e aš neradau po 2-3 puslapio. Tai Facebookas tokia, sakykime, gal senstanti platforma šiek tiek. Nesakau, kad nereikia turėti Facebooko, bet norint plėsti puslapį, reikia tam skirti šiek tiek ir darbo. Ir Instagramas gal yra dar toksai dalykas, kur ganėtinai lengva yra pririnktų sekėjų. Nes Facebook'e susirinkti sekėjus biškai yra darbo, ypač dabar, nes jauni žmonės irgi tam Facebook'e mažai lankosi, dauguma turi tik Messenger vietoj Facebook'o, tai iš esmės vis tiek, jeigu jau norėtų dalyvauti visose socialinėse platformose, reikia tada trigubai postinti, trigubai daryti viską. Tai šiuo atveju tiesiog Instagramas atrodė patogiausia platforma, į kurią mes ir nuėjom ir kol kas visai nieko ten. Kuršėnai tai gal tokie vieni iš tų vėliavnešių buvo su savo Facebook'o profiliu pirmi, kur mes čia dabar darysim. Senta Kuršėnai, sensta sekėjai, ta prasme mes irgi tokie Facebook'ais, labiau, šiaip labai teisingai pasakė Martynas, ta prasme, apie auditoriją. Aš Facebook'ą darau dėl mūsų žaidėjų močiučių, mamų, tėvelių. Ta prasme, jie yra mūsų pagrindiniai palaikytojai, tai mes tenai dėl to aš tą tokią komunikaciją vis dar palaikau, jiem įdomu, jiem paskaito tą emociją, pasižiaugia, ką jų vaikai veikia. Ta prasme, mūsų draugės, aišku, žmonos, tenai draugai irgi pasižiūri, palaikina, kai būna kas nors įdomesnio, nepralaimėjimai. Tai mūsų komunikacija pagrindė per Facebooką, aš Instagramą turiu, ta prasme, bet kaip ir sako, tai tu turi įdėti daugiau darbo. Klausimus yra, kam man to reikia, ta prasme. Dėl to aš labai džiaugiuosi dėl komandų, tikrai profesionalėjo, labai gražių logotipų atsirado, taip patys Vytenio Grąžtai tenais, Samanos, man atrodo, ten po 2-3 irgi, tikrai man labai smagu matyti, kai yra daug profesionalesni logotipai negu būna kitos komandos, kur iš RKL to pačio, ten kur tikrai tokie, kai kur logotipai yra tokia biški žemo lygio, tai prasme, norėtųsi, kad atsinaujintų. Kaip vienos LKL komandos čia, kur sakė, pirko už 40 €, ar kaip ten buvo skandaliukas jiems besikeliant čia. Ir tas pas su profiliais komandų, kadangi pačiam dar teko dirbti to nuo VMKS, pradedant, ta prasme, tiek jokinga yra kartais žiūrėti dabar, kad ateina žmogus, tu matai jam 40, kokie 5, žinai, jo profilį nuotrauka vis dar yra paso nuotrauka 16 metų. Toksai mažas vaikiukas, galvytė stovi. Ta prasme, ir tikrai man tai yra svarbu, kad kiekvienas komandos narys būtų su mūsų apranga, nes tikrai aš jaučiu, kad mūsų tas logotipas gražus, kad reprezentuoja tos Kuršėnus ir tikrai norėtųsi, kad būtų tvarkinga visa ta komunikacija. Nors šiaip žmogui, kuris nežino Kuršėnų simbolikos paties miesto, turbūt ta puodynė su pienu juokingai atrodo, bet... Galbūt atrodo juokingai, jo, bet... Sakai, vyniotinį užsidėkit. Taip, bet niekad nebuvo pastabos, niekad nebuvo nieko kažko tokio, bet šie žvaigždės ir ąsotis yra mūsų pagrindinė herbo dalis, ta prasme, mes esam keramikų miestas.
Molio miestas, žvaigždės simbolizuoja, nežinau netgi ką žvaigždės dabar simbolizuoja, pamiršau jau, ta prasme, dangų, man atrodo, bet ta prasme tai yra herbo dalis ir tai yra sukombinuotas dalis. Šiaip buvo tas socialinių tinklų turėjimas. Aš nežinau, ar jūsų komandos kad nors ėjo pas rėmėjus kaulyt pinigų, bet jeigu ėjo, ar galit papasakoti, ar jūs saugot, kad va, mes dar turim ir čia turim tiek sekėjų ir mes čia galim ten kažką tai jums ten parodyti ar naudojat juos šitam argumentui? Dar kol kas ne, bet kuriant socialinius tinklus buvo ta tokia mintis, kad galbūt nors ir Sostinės lygos bendruomenė nėra labai didelė, kad galbūt pasidaryti sekėjų pakankamai, kad galėtume nemokamai, tarkim, žaisti ir mėgautis krepšiniu tam tikrą sezoną. Jo, buvo tokių minčių ir idėjų, bet kol kas dar tokio dalyko, kad pritaikyti socialinį turinį tam, kad galėtume gauti rėmėjų, dar nebandėm, bet žiūrėsim, gal ateityje kažkas ir išaugs. Mes daugiausiai gyvenam iš 1,2% to vadinamo paramos, nes pavyko man įsteigti tą viešąją įstaigą prieš kelis metus, tai mums tikrai pakanka, bet neieškau rėmėjų, nes pačioj pradžioje, kai dar buvau jaunesnis, buvau idealistas, tai tikrai mačiau, kad galbūt pavyks, bet atsiremia visą laiką į tos skaičiukus. Tai ne, aš manau, kad ne, bet esam gavę vieną kartą istorijoje, esam gavę paramą iš pačio Karbauskio. Jo buvo skyręs paramą iš asmeninių lėšų, mes ten dirbom Naisių festivalį pas jį savanoriais, įdomi patirtis, ta prasme, nieko negaliu blogo pasakyti apie jį, kaip apie žmogų, bet kai nuėjo politika biškai pasikeitė, bet iš esmės tai esam tą vienintelį kartą gavę paramą, tai visai buvo neblogai. Čia šiaip gera mintis, aš to 1,2, anksčiau kai 2% buvo, tai iš vis buvo gerai 1,2. Jie nepasikeitė, žinokit, 2% ir 1,2% yra tas pas. Tiesiog pasikeitė darbo apmokėjimo tenais procentaliai, kažkas pasikeitė, dėl to jie padarė 1,2, kad būtų tas pas. Bet iš esmės suma ta pati. Ta pati suma, ta prasme. Tai okei, tai ta prasme išgyvent, man vis dar patogiau sakyti, tai iš tų 2% aš irgi žmogus pakankamai senas. Pakankamai surenkam ir tikrai labai gerai yra, tai... Mokykitės jaunimas. Idėja Lietuvai. Taip, visi įsisteikim viešas įstaigas ir persiveskim savo 2% savo iki šiandien. Jo, tenai pas mus yra žmonės, tikrai, jeigu pasikalbina savo tėvus, dar yra buvę, kad vienas žaidėjas pas mumis nepatingėjo, dar tuo metu buvo popieriniai, galėjo deklaracijas popierinės, tai jisai per savo darbą visus darbuotojus prasėjo, gal 18 ten lapų surinko, patenkintas parvarė, tai mes ten tikrai gerai pagyvenom, ta prasme, tai... Ir uždarimui užteko. Ir uždarimui užteko, ta prasme, viskas labai puikiai, visi patenkinti, visi laimingi. Tai... Pabaigai norėčiau dar jūsų pasiklausti apie, kad linksmai pabaigtumėm, apie kuriozus. Aš įsivaizduoju, kad per jūsų komandos gyvavimo laikotarpį tokių kuriozų tai tikrai turėjo nutikti visokių. Vieną tai išdavė man Vaidas Indriliūnas, kad atėjot į vienas rungtynės ir radot salėje stovinčius statybinius pastolius. Taip, per 14 metų buvo 2 nutrauktos rungtynės tai pačioj salėje, tai vieną kartą dėl prakiurusio stogo, o kitą kartą ateinam į rungtynės ir žiūrim, kad lempas nusprendė pakeisti ir tokius didžiulius pastolius pastatė. Tai mes tūmėm tos pastolius prie pat sienos, nuliko tenai, gal, nežinau, tenai gal koks 30 cm, nebuvo labai įsikišę, bet diskutavom čia teisėjais, tai gal leisis žaisti tenai, ne, sako, negalim leisti, tai sumokėjom tą ten 100, gal 50, aš nebeprisimenu, 100-150 buvo mokestis. Ir tai teko važiuoti į Naująją Vilnią, atrodo, ar Nemenčinę, dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet jo, buvo toksai kuriozas. O daugiau kažkas tai, ar buvo kažkokiu... Yra, šiaip tai mes gana prestižiškai gyvenam, yra buvę tikrai neformalioje aplinkoje, tai čia net nereikia pasakoti visko, ta prasme... Vieną kartą tai tikrai buvo šitas vienas labai įsiminė dalykas, kad mes sumaišėm salės, buvo Stanevičiaus mokykla ir toliau Fabijoniškių mokykla ir pavasario tauriai žaidėm ir atvarėm Stanevičiaus mokyklą, apsirengėm, viskas patenkinti, sėdėm, laukiam rungtynių ir sako, toks įtarimas, kad nesibaigė tą treniruotę, ten jau kaip ir mums reikėtų apšilinėti, žiūrim į laikrodį,
taip pat po to sako, gal patikrinam tam tinklalapį, gal čia Darius suklydo. Nu, šiaip tai aš esu gana toks tai pedantiškas, tikrai pas mane tų mažai klaidų būna, bet tą kartą suklydau, ta prasme, buvo per kelius numerius, tai greitai visi mašiną su aprangom, su sportbačiais ir važiuojam, tengiamės į kitą mokyklą papulti, tai patekom tenais. Šiaip su tom salėm ir adresais, tai labai atsargiai šiaip su Vilniaus kolegija, žinokit, tai yra, aš jau tiek esu girdėjęs žmonių istorijų, kad nuvažiuoja į Didlaukio Kem 9, o pasirodo, kad reikia, nes pedagoginis dabar, taigi irgi Vilniaus kolegija. Ir pasirodo rungtynės arba pedagoginė mažoji, arba pedagoginė didžioji, ir tu atvažiuoji Vilniaus kolegiją, ten kažkaip tušia mašinų aikšteliai nėra. Sėdi galvoju, gal nesirenka. Paskiau žiūri, kad tau pasirodo. Gerai, bet pirmą kartą girdžiu, bet mums neteko pedagoginiam, dar šitam žaisti buvusiam pedagoginiam Vilniaus kolegijai, čia kur ant kalno, ne prie to tilto. Taip. Tai dar neteko ten žaisti. Kaip po 2, po 3 juokingai gyvenat? Buvot kažką jau tokio? Šiaip pas jūs ten Tauro sporto mokyklai su sargais įdomių istorijų šį sezoną yra buvo, bet ne jum tiesa, Ferims. Ne mum. Yra tekę girdėti su Tauro mokykla, bet ne, šiaip viskas gerai su Tauro sporto mokykla, gerai sutarėm. Ten yra vienas toks prižiūrėtojas legendinis, kuris kiekvieną trečiadienį šiemet visą laiką klausia, ar netyčia nevažiuosim iki Pašilaičių ir kaip nieks nevažiuoja, taip nieks nevažiuoja. Tai jo, tai yra tas dalykas, bet kažkaip dar spėjom sužais rungtynės laiku, tai dar nebuvo tokios rizikos, nors žaidėm pratesimą prieš Šiepų, bet spėjom į tą laiką, tai nieks dar elektros mum net jungia. Bet šiaip viskas ten ganėtinai tvarkingai. O iš tokių juokingesnių situacijų, nežinau, šiaip visi ten tokie gan tvarkingi. Aišku, gal buvo viena situacija dabar, jeigu taip greit prisimintai, tiesiog buvo mūsų komandos team buildingas ir pasidarėm afterį vadinamą miestą, nuvarėm į klubus ir yra pas mus tų nepilnamečių, kurie sugalvoja su mumis prisijungti iki galo pabūt. Ir kadangi vis tiek, būdamas 25, išlieku jauniausias komandos veidas ir tie mūsų 16-iniai, 18-iniai, kai kurie, neminėsim vardais, atrodo šiek tiek vyresni ir už mane patį, tai jiem nebuvo jokių problemų patekti vidų, bet paskui jau toj vadinamoji kurilkoj lauke stovėjom, tai vienas iš mūsiškių tiesiog sumastė tam tikro klubo vienam iš kaip, ne vadovų ten, bet pamainos viršininkų, tiesiog pasigirt, kad sako, čia toks biškai nepilnametis, bet praėjau kažkokiu būdu. Tai tokia buvo nefaina situacija, nes aišku, kadangi mes jį pažįstam, tai kaip ir tą momentą viskas buvo gerai, bet sako, daugiau čia nesirodyk ir nedarykit taip. Tai tokia galvat iš kurioziška situacija, tai vat, kad jaunas ne tas, kuris jaunai atrodo. Tai vat. Jo, pabaigai, visai dabar jau pabaigai jūsų tikslai, net nebejoju, kad bandysit sumedžioti tą SKL trofėjų šį sezoną, bet gal taip labiau dar į ateitį pasižiūrint, ką Kuršėnai planuoja. Taip, šiemet bandysime mažąją taurę sumedžioti, nes bandysim tenai bent jau kažkaip išgelbėti tą visą, nes manau, kad tikrai esame pajėgus, jeigu visi susirinksim. SKL trofėjai matysim, kaip šiandien seksis prieš Miražą. Tai jeigu laimėsim toliau, tai kely būtų kažkas bus. Tai vėlgi puikiai proga, ta prasme, puikios 2 progas atkeršyti. Tai čia, man atrodo, komandos nariams neturėtų būti geresnės motyvacijos. O daugiau tai tikslas pagrindinis yra sulaukti 15 metų, po to matysim, kas tenais gausis. Visai gerai sekasi mums su Sostinės krepšinio lyga bendradarbiauti. Faina yra mūsų ta pati idėja, kad mes čia suvienijom kuršėniškius Vilniuje, tai kol bus žaidžiančių, kol bus norinčių žaisti, aš manau, kad toliau bandysim tenais, gal pavyks ir tą pagrindinį trofėjų iškovoti. O čia, iš tikrųjų, tas žavingas yra momentas, ar ne, suvienyti Vilniuje daug iš daugybės visokiausių miestų. Čia galėtų būti ir Kupiškio, ir Rokiškio, ir Telšių komandos, ir Telšių tai turbūt net, man atrodo, ir yra. Yra Telšiai, yra Pasvalys, yra Mažeikių, MKK, tenais tikrai yra tų komandų iš miestelių, mes tada vadinam, kad čia derbis miestelių. Taip, yra tikrai, aš nežinau, ar jie tenais, kaip ten mes sakom, grinakraujai, ar skiesti jau. Bet jo, yra šitas miestelių, tai aš manau, kad tai yra žavi idėja, kai ypač nevietiniai, ta prasme, atvažiavę iš kitų miestų, susivienyje
ir žaidžia ten. Čia netgi ir idėja, va dabar tiesiog lygai tokia galėtų būti, ar ne, kad tai būtų dar vienas kažkoks turnyras, vidurio sezono galėtų būti, ar ne, kažkoks, kur grinai komandos, kurios yra va, kaip Kuršėnai, kaip yra ten MKK iš Mažeikių, iš Pasvalio. Idėja Vaidui. Bet tai būtų žiauriai įdomu, nes ten tada jau atsiranda va derbiai, va tie jau tokie, ne. Jo, ten kur miesteliai jau tarpusavį. Kai žinau, kad ten Radviliškis su Pakruoju kalasi baisiai, ta prasme pastoviai, turbūt Kuršėnai, nežinau, irgi. Kuršėnai čia Šiauliais būdavo, Šiauliai su Panevežiu, tenais čia yra buvę. Tai va, tai būtų dar toksai vienas geras prieskonis į tą, aš nežinau, čia galybę lygų sostinės krepšinio lygui. Po 2, po 3 turbūt minčių kokių neturit, daugiau kitokių negu kaip laimėt dalygą ir keliauti turbūt į C. Jo, realiai tikslas yra bandyti laimėti. Aišku, paskutinės 3 rungtynės biškiai atvėrė akis, kad neužteks žaisti taip, kaip žaidėm sezono pradžiai, kad biškiai tokia atsirado žvaigždžių lyga, 12 pergalių iš eilės, dar patekom į tą tokią vadinamą elito grupę ir tada pamatėm, kad vis dėlto reikia žaisti su visais, nesvarbu patekai atkrintamasis nepatikai, reikia kovoti iki galo. Tai va, tai iš esmės viskas, ką mes čia padarėm, tai tik patekom į playoffus, o dar niekas nenudirbto, tai jo, tikslas yra bandyti laimėti bent vieną trofėjų, SKL trofėjuje 3 rungtynės ir gali būti auksas mūsų, bet jas visas reikia laimėti. O, SKLD lygoje playoffai laukia tikrai labai įdomios, čia va, prieš podcastą kalbėjom, kad visas 16 komandų, nepriklausomai nuo to, kokią tu vietą užėmei reguliariam sezone, jos visos gali tarpusavį serijoje iki 2 pergalių irgi vieną kitą įveikti, tai dar ateina 2 komandos iš C lygos, tai tikrai laukia labai nenuspėjami playoffai. Ir manau, kad mūsų šansai neblogi, bet turėsim žaisti savo geriausią krepšinį ir būtent šitomis savaitėmis turim pagauti savo geriausią formą. Tai stengsimės, bandysim. Tai va, tai aš palinkėsiu jums, kad SKL trofėjaus finalė susitiktų Kuršėnai ir po 2, po 3 ir šiaip ačiū jums labai, kad atėjote į šitą podcastą. Nuoširdžiai tikrai nesitikėjau, kad bus ant tiek gerai. Tai ačiū. Ačiū Dariui, ačiū Martynui ir kažkada bus ir kitas SKL podcastas. Tai iki greito.